metų su komanda La Lygoje ir būtent tas įvyko. Makena persikėlė į Kroatijos čempionų gretas. Lisica. Geras jo perdavimas Stojkovičius. Ir smūgis į vartus. Tomas Švedkauskas atrodė, kad išgelbės Kauno Žalgirį nuo įvarčio, bet to nepadaro. Michas Zaicas siunčia kamuolį į vartus. Ir 1-0. Zagrebo Dinamo priekyje prieš Kauno Žalgirį. Tolimas smūgis, tikrai akcentuotas smūgis. Ir slovėnas muša įvartį. Rodomas stambiu planu Tomas Švedkauskas. Tikrai arti tikslo buvo Kauno Žalgirio vartų sargas, bet deja, bet kamuolys vis dėlto atsidūrė už vartų linijos. Dar kartą pasižiūrėsime šią situaciją. Vien jau čia, sakyčiau, tikrai per daug erdvės baudos aikštelėje turi varžovų lyderis Stojkovičius. Jis gauna kamuolį, o štai čia atliekamas smūgis į vartus iš už baudos aikštelės ir Tomas Švedkauskas, na, matome, kad net ir po epizodo griūdamas atsitrenkė kaklų galvą į vartų virpstą. Vartininkas nemalonus, dvigubai nemalonus epizodas ir smūgis neatremtas. Įvartis praleistas ir dar toks skaudus momentas.